Sveiki, jau seniai nesimatė. Atsiprašau už akinius, pas mane labai saulė šviečia, tai kad apsaugot akis pasiliksiu juos, kad ir kaip nepagarbiai atrodytų. Norėčiau pakalbėti šiandien apie Netflixą, jo žiūrėjimą ir naująją idėją, kuri yra dažnai pateikiama Facebook'e, kad vietoj to, kad žiūrėtum Netflixą ir mokėtum pinigus už tai, tu geriau tiesiog išmok investuoti į Netflixą ir investuok jo pinigus. Tuomet tu vietoj laiko švaistymo, tu uždirbsi iš Netflixo ir tai tau suteiks daugiau naudos negu žalos tavo smegenims, žiūrint filmus ir panašiai. Tai ilgą laiką aš Netflixo nežiūrėdavau. Aš išvis buvau atsisakius televizoriaus, kokie 10 metų, gal daugiau, kol mano vyras galiausiai nupirko man televizorių ir sako, dabar mes kartu žiūrėsime Netflixą. Ir kadangi namuose mes kalbame angliškai, tai Netflixo žiūrėjimas anglų kalba tarsi buvo mano priemonė, kad aš galėčiau perprasti naujas frazes, kad išmokčiau šiek tiek naujų žodžių, galbūt įdomesnių ar ne, kad dažniau girdėčiau kalbą, žiūrėdama vaizdus, tuo pačiu užsidedu, kad būtų ir subtitrai angliškai, ir kalba, ir matau vaizdus, ir skaitau subtitrus. Ir tai man tikrai padėjo pasijusti komfortiškiau, bendraujant anglų kalba. Profesorium netapau, bet davė šiek tiek naudos. Kitas dalykas. Mano darbas nėra investavimas. Aš dirbu kitą darbą, dėl to, kai grįžtu namo, man tikrai nėra poreikio dirbti papildomai vien tam, kad užsidirbčiau kažkiek pinigų. Galbūt būtų ir malonu užsidirbti daugiau, bet tas filmų žiūrėjimas, jisai man padeda atsipalaiduoti ir tuo pačiu gauti naujas idėjas savo darbui, kurį aš jau ir taip dirbu. Tai aš turiu kitą finansų uždirbimo šaltinį, kuris nėra Netflixas. Dėl to Netflixas man yra variantas pasižiūrėti, kaip kiti gyvena, kaip aktoriai vaidina, kartais tiesiog žiūrėti, pasijuokti ir apie nieką negalvoti. Ir vienintelis žmogus, kuris yra atsakingas, kiek laiko aš praleisiu žiūrėdama filmus, tai esu aš pati. Kadangi jau nesu vaikas, tai viskas priklauso nuo manęs, kaip aš panaudosiu tai, ką pažiūrėjau Netflix'e ir ar aš jį žiūrėsiu ir ar nežiūrėsiu. Dabar visur, ką žmonės bedarytų, yra siūloma, nustokite tai daryti, geriau eikite iš to uždirbti. Ir tikrai nemažai esu sutikusi, kurie pasimauna ant tos idėjos, kad oi, kaip smagu bus užsidirbti, jie pradeda investuoti į tą patį Netflixą, nežinau, galbūt ir į McDonald'ą kokį nors gali pradėti investuoti. Tiesiog investuoja į viską iš eilės, kas internete yra pateikiama, kad geras būdas užsidirbti pinigų. Ir kas nutinka, vietoj to, kad jie užsidirbtų pinigų, jie tiesiog praranda pinigus, praranda laiką, kurį būtų paskyrę galbūt atsipalaidavimui ar savo šeimai ar malonumui po pagrindinio darbo. Praranda laiką, praranda pinigus ir galiausiai viską meta. Taip kad investavimas tikrai nėra kiekvienam. Internete rodo, kad investuoti gali kiekvienas. Taip, atiduoti pinigus gali kiekvienas. Bet pinigų atidavimas tai nebūtinai bus investavimas tam žmogui. Tam, kad tu investuotum, tu turi suvokti, kad tu turėsi dirbti ilgai, daug, kad tu iš to uždirbtum pinigų. Tada bus teisingas investavimas. Tam yra universitetai, tam yra įvairūs mokymai, kurie didžioji dauguma gerų mokymų, jie nėra internete, nes internete dabar viską mes žiūrim, sekam ir internete labai daug yra pradžiamokslio, kur tiesiog tave pagauna, atima iš tavęs pradinį įnašą ir sako, na, atsiprašome, gal tai tiesiog buvo vis dėlto ne jums. Tai tos reklamos, jos skamba labai motyvuojančiai, jos yra sukurtos taip, kad mus motyvuotų, kad mus įkvėptų investuoti, siekti daugiau. Kodėl tu gyveni bute, jeigu tavo kaimynas nusipirkęs vilą, nes jis investavo ten ir ten. Tai
čia aš visų pirma ir savo primenu, kad brangioji, palauk truputėlį, ar tau reikia tos vilos dabar ir gal ir nieko būtų, bet ar tau jos tikrai reikia dabar, tu bent jau įsivaizduoji, ką reiškia gyventi viloj, kokio dydžio tai yra namas, kiek daug ten realiai reikės tvarkytis ir mokėti už elektrą ir už vandenį ir už visą kitą ir ką tu veiksi toj viloj, jeigu tai bus tavo namas. Nu, tame yra daug klausimų, kuriuos tikrai galima savo užduoti prieš pradedant svajoti apie tą stebuklingą vilą, kurią įsigysiu po pinigų investavimo, kuris turėtų būti sėkmingas, nes internetas taip sako. Tai tikrai tai nėra tiesa. Nu, aš irgi bandžiau šiek tiek investuoti ir taip malonu buvo kiekvieną dieną žiūrėti, kaip mano tie investuoti pinigai auga, nes tu matai tuos skaičius. Tik vienintelė problema buvo, kad tų pinigų aš negalėjau išsiimti po to vadinamo investavimo. Tai tos svetainės, kurios aš investavau ir tiesiog turėjau minimalią sumą pinigų, kur pagalvojau, tuščia jų, pabandysiu, nieko aš ypatingo neprarasiu. Ir tie pinigai, tu matai, kad jie tipo auga ir tave pagauna tada azartas, bet aš save sustabdžiau ir daugiau pinigų neinvestavau į tą vietą. Tiesiog laukiau, kada pamatysiu rezultatą savo asmeniniai banko sąskaitoje. Tai to rezultato taip ir nepamačiau. Kitoj svetainiai pamačiau rezultatą, tai ten iš 100 gal investuotų eurų, gal 30 eurų tipo užaugo ir aš galėjau juos išsiimti. Ir tai buvo vienintelis kartas, kada man buvo leista išsiimti pinigus, nes buvo teikiama, kad atsiprašome, sistema neveikia, užstrigo ir tas užstrigimas jisai tęsiasi porą metų. Tai irgi tas entuzijazmas ir adrenalinas, kuris iš pradžių užplūdo, jis buvo toks, wow, aš investuosiu, kaip bus gerai, čia aš tikrai namuose sėdžiu, nieko ypatingo neveikiu ir panašiai. Nu ir tikrai nebuvau kompetentingas žmogus, perskaičiusi internete daug informacijos, patarimų, pasižiūrėjus kursus ir taip toliau, aš specialistu netapau, nes aš tam neskyriau viso savo laisvo laiko, dėl to, kad laisvo laiko aš noriu ir pailsėti, ir galbūt pasivaikščioti, padaryti fizinę mankštą, su draugais susitikti, pavalgyti įdomiau kažką ir panašiai. Tai savo viso laisvo laiko aš tam neskyriau ir aš iš to neužsidirbau, dėl to investavimai man nepasiteisino ir todėl noriu pasidalinti su jumis, tie, kurie taip entuziastingai planuojate investuoti. Blemba, susiraskit realius gyvus žmonės, nueikit pas juos, tegul jie parodo gyvai tas svetainės, kuriuose jie dirba jau gal 10 metų ar kažkiek tai, tegul tada tie žmonės jūs tiesiogiai išmokina. Tie, kuriuos jūs žinot, kurie yra realiai patikimi, tada galbūt yra prasmės kažkiek užsidirbti, bet tas uždarbis tikrai nebus tokio dydžio, kaip kad žada internetinės svetainės, ten 1000 per pirmą mėnesį, tai bus gal 10 eurų iš pradžių per mėnesį, paskui gal bus 12 eurų per mėnesį ir tai tikrai nebus toks dydis ir tai reikalaus daugybės metų į ateitį, kad tikrai nusiteiktumėt, jog tęsit ilgai, kad užsidirbtumėte daugiau pinigų. Tai va, šitas aspektas būtų, ką dar noriu pasakyti apie investavimą. Tos pačios kriptovaliutos. Toks nuostabus žodis, nors širdeliai saldu. Tai nesu sutikus gyvai nei vieno žmogaus, o gyvenu užsienyje ir sutinku įvairiausių specialybių, įvairiausių šalių. Tikrai ir labai išmintingų ir protingų žmonių. Nesu sutikus nei vieno, kuris tą padaręs būtų pasiekęs milijonus eurų. Tai esu sutikus tų, kurie, pavyzdžiui, investuoja ten kažkiek. Ten jie netyčia pasisekė kokį 1000 uždirba. Ir ta sėkmė, kad jau 1000 uždirbau, motyvuoja juos tą uždirbtą 1000 toliau investuoti. Ir net ir dirbdami komandai, jie vis tiek toliau viską investuoja ir galiausiai pereina į tokį minusą, kokio net nebuvo prieš pradedant investuoti. Tai čia yra realių žmonių, kuriuos aš sutikau ir kuriuos stebėjau ilgą laiką ir su kuriais kartu žiūrėjom, kaip tai veikia. Tai
Ir vėlgi tos pačios mažos sumelės atrodo, aš čia įdėsiu 30 eurų ir po tų 5 kartų, 5 kart 30 jau gaunas 150 ir tu taip paskui sėdi ir galvoji, palauk, tai aš už tą 150 eurų gal būčiau savaitį laiko prie jūros nuvažiavęs ten su savo šeima. Ar gal ten būčiau, žinai, nuvažiavęs 2 dienom į spa, pilnai pailsėjęs ten su masažai, su viskuo. Ir tu taip žiūri, atrodo 30 plus 30 plus 30 plus 30. Tai čia toks labai nekaltas yra pakvietimas. Tik truputėlį ten 10 eurų, pradėk nuo 1 euro. Ir kita patirtis, ką teko patirti, kur irgi buvo parašyta, pradėk nuo 1 euro. Tai yra, tu įdedi tą 1 eurą ir paskui žiūri, kad tau nuskaičiavo ten 30 eurų vėl, ne 1 eurą. Ten 1 plus ir mažais skaičiukais ten būna parašyta, pavyzdžiui. Mokesčiai už tą ten PVP, kaip ten skaitosi. Ir paskui tu žiūri pabaigoje, kad ten buvo ne 1 euras. Tada dar tau prie tavo profilio prideda subscription, šitą mėnesinį kažkokį tai. Ir jeigu tu jo nepastebi ir tu jo neatšauki laiku, tai tau po mėnesio laiko dar nuskaičiuoja tada pinigus. Ir paskui sako, atsiprašome, jūsų sąlygose buvo parašyta, bet čia jūsų buvo atsakomybė nuimti ir mes neprisimame jokios atsakomybės. Tai viskas yra taip tricky, taip klaidinga dabar, kad tikrai nėra paprasta išlikti blaiviam, tik įkėlus 1 koją. Ir dar vienas dalykas, jeigu tarkim Facebook'e ar Instagram'e atsidarote vieną tokią nuorodą su tais investavimais arba ypatingo lygio kursais, tai jūs jau pagavo visi tie slapukai, jūs jau pagavo tie visi hackeriai. Tai reiškia, jūs jau būsite matomas visiems kitiems reklamuotojams ir tada jums pradės duoti dar aukštesnio lygio pakvietimus, dar įdomesnius, dar patrauklesnius, negu gavote prieš tai. Ir viskas. Jūs jau esate suvystytas kaip kūdikėlis ir jau priklausote praktiškai jiems. Tai gerai, tarkim, jeigu jūs esate toks vienas vilkas, kuris eina pats už save kaip aš, daleiskim, tai tokiose situacijose šiek tiek ir parizikuoti, tai toks kaip žaidimas, tu savotiškai mokaisi, kažką išmoksti naujo ateičiai, ar ne? Vat kaip aš dabar dalinuosi su jumis savo patirtimi. Bet jeigu, tarkim, pas jūs yra maži vaikai, yra šeima, ar ne? Yra savo namas, savo automobilis, dar kažkas, kur tas kiekvienas 10 prarastų eurų, jisai jau reiškia, kad tu ten vaiko nenusivedė į cirką ar kažkur tais, tai jau tikrai tampa skaudu. Ir tada tai yra ne tik jūsų pačių jausmai, ką jūs patirėt, bet tai jau priklauso jūsų visai šeimai, viskam. Tai čia tikrai nėra juokinga, tie vadinami nekaltieji investavimai, tai labai žiūrėkit, ką darot. Ir kartais gal yra visai gerai tiesiog dirbti paprastą darbą, be jokių papildomų idėjų apie pinigus ir tiesiog išmokti atsirinkti savo prioritetus, ką su tais pinigais darysite. Tikrai. Arba susirasti galų gale antrą darbą ir truputėlį daugiau padirbti, bet turėti realius rezultatus, kurie yra garantuoti. Nes su šitais investavimais rezultatai yra pateikiami, kad jie bus po 5 metų, po 10 metų ir niekas nežino realiai, kur visą tai pakryps. Tai nėra jokių garantijų. Nėra jokių didelių garantijų. Tai yra tas pats kaip loterija. Bet loterijoje tu bent jau turi bilietuką priešais savo rankas, kuris yra tikras bilietukas, tu jį čia dabar nutrini, arba ten tas teloloto. Tu bent jau turi ten kokį 1% garantijos, kad tu laimėsi tą mašiną. Ir paskui per televizorių tu matai realius žmonės, kurie realiai laimėjo toj loterijoje. Tai jeigu ten tu tą eurą ar tuos 5 eurus nusipirksi tą bilietuką, tu dar turi kažkokių šansų, daleiskim. Dar turi šansų. Bet kai tik pradedi tokius aklus investavimus, pasitikėdamas kitų žmonių sėkme, kurių net nepažįsti, kurių net nesi gyvai sutikęs, bet ypač dėl to, kad jie užsideda gražius kostiumus, kai prezentuoja, save nufotografuoja vienoj pozicijoj, paskui jie nufotografuoja save jau su aukštesnio lygio kostiumais, su Photoshopu šiek tiek paredaguoja, ten svorio galbūt nuima kažkiek ar ne, gal ten veiduką truputėlį pašvelnina ir panašiai. Ir tada tie žmonės, jie atrodo, kad va, jie tokie teisūs yra,
Jie tokie protingi, jie tiek daug pasiekė, jie taip greitai, ten koks 18 metais jau pažiūrėk, ten milijonierium tapo ir panašiai. Wow, ir tai taip motyvuoja. O aš čia, man nežinau, 45 metai ir aš taip nieko nesusikūriu, bet palauk. Ar tai tikrai yra tiesa? Ar viskas, ką mes matom internete, yra tiesa? Ir ar tikrai jūs patikrinat tuos faktus, kas yra pateikiama internete, kad tai yra tiesa? Aš, pavyzdžiui, ne visur tikrinu, nes tai atima laiko ir tave padaro tokiu išvis įtariu dėl kiekvieno žmogaus žingsnio ar žvilgsnio į tave. Tai mes tikrai neskiriam laiko tikrinimui, nesam ten FTB, kurie tikrintų kiekvieną nuotrauką, kiekvieną sakinį, ką pamatėm internete. Tai dar kartą parodo, kad kaip dažnai mus apgauna ir kaip yra gerai tiesiog kartais nespaudinėti jokių nuorodų, kad ir kaip gražiai ir patraukliai jos atrodytų. Nu, tai vat. Ir dar kitas dalykas yra, savo pavyzdžių mes ugdom savo vaikus. Pavyzdžiui, aš vaikų neturiu, ar ne? Ir aš dabar džiaugiuosi iš dalies, kad aš tų vaikų neturiu, nes aš matau, ant kiek daug dar aš pati pasimaunu ant tokių nesąmonių visokių. Ir pati dar nemoku apsaugoti savęs pilnai, nemoku apsaugoti savo duomenų, savo telefono galbūt ir panašiai. Ir pati dar nežinau, kaip čia dabar gyventi šitais laikais. Tai tai savotiškai džiaugiuosi, kad neturiu vaikų, o tiems, kurie turi vaikus, tai pagalvokit ir apie juos, kad jūs esate jiems pagrindinis pavyzdys. Nepaisant to, ką jie kalba apie jūs, nepaisant to, kaip jie su jumis bendrauja, bet jūs vis tiek esate tie pirminiai šaltiniai, kurie rodote realų fizinį pavyzdį. Ir tas pavyzdys, nori, nenori, jisai įsiskverbia į jų pasąmonę ir lieka toj pasąmonėj tų vaikų. Tai jie vis tiek priims jūsų pavyzdį kaip realų, kaip tikrą. Taip kad, brangieji, žiūrėkit, ką darot, pasvarstykit, ar tikrai verta ir tiesiog sustokit. Aš žinau, kaip sunku yra sustot, bet tikėkit, žinau, pas mane tas rizikos faktorius dažnai įsijungia toks, tai nieko. Ir paskui atsisėdu ten kas mėnesį, persiskaičiuoju finansus, kur ką investavau, kur ką padarau ir taip, kai pasižiūriu realius rezultatus pas save sąskaitose, nuo tų visų bandymų, nuo tų visų įdomių idėjų pasižiūrėjimo, kaip čia man bus, tai taip paskui taip jau širdelė biškį paskauda, galvoju, blemba, dabar tie pinigai pas mane tiesiog kauptųsi sąskaitoj ir aš juos realiai matyčiau, ane? Tai tas jausmas toks, blemba, kaip gerai būtų. Tai tada ir tą sausainį kartais sulaikai ranką ir nenusiperki, ten vietoj kokios picos geriau grįžti namo, ten išsiverdi sriubos, bet paskui džiaugiasi rezultatais, kai pamatai savo finansus, kurie kaip tavo artimos dalelės kūno, jie paskui auga ir tada tu realiai gali su jais kažką svarbesnio padaryti, kur pamatytum realų rezultatą. Tai kartais mažiau yra daugiau ir ne tik kartais, dažniausiai mažiau yra daugiau. Ir kaip vienoje knygoje skaičiau, sako, nebūtinai tu būtum laimingesnis Havajuose. Ir aš prisimenu, pati keliavau į Indiją, ten 3 mėnesius su kolegomis mes turėjom tam tikrą projektą ir mus buvo iš skirtingų šalių žmonės. Tai irgi, tas yra tiesa, kad nebūtinai Havajuose tu geriau jausiesi. Tai pirmą savaitę ten visiems buvo, wow, kaip įdomu ir taip toliau. O paskui daug žmonių atkrito, net nesulaukus tų 3 mėnesių. Čia gal ne visai tai, ko aš tikėjausi, man atsibodo maistas, man nepatinka tas gyvenimo būdas. Ir mūsų pabaigoje liko gal 3, man atrodo, ar 2. 3. Tai kažkam viza pasibaigė anksčiau laiko, tai kažkas ten tiesiog išvažiavo, nes jau nebeatlaikė ir panašiai. Tai nebūtinai kitoj šaly, kurią mes pamatom pagal paveikslėlius, kad Egiptas, taip, ten jūra, taip gerai. Nebūtinai tai bus taip, kaip atrodo paveikslėliuose. Gal nuvažiuosi prie tos jūros, tenais uraganas rytoj prasidės. Ir tu sėdėsi ir sakysi, blemba, čia man pažadėjo, o čia visai ne taip. Tai tas pats yra ir su tais investavimais. Atrodo viskas gražu, bet tai yra labai gražus marketingo būdas apgauti. Gal koks vienas ten ir praslysta, kad gautų dar vieną gerą,
įvertinimą, bet tie, kurie praslysta, arba tie, kurie rašo gražius komentarus. Nes jeigu paskaitysit, kad tokiose stebuklingose svetainėse būna labai geri, per daug geri komentarai. Tokie absoliučiai pozityvūs, kur tu skaitai ir tau taip net, wow, čia tikrai taip gerai. Tai klausimas yra, ar tie žmonės, kurie tos komentarus parašė, ar jie tikri yra tie žmonės. O jeigu jie yra tikri, tai klausimas yra, kiek tų žmonių, keliems iš tų žmonių buvo sumokėta, kad jie tos komentarus parašytų ir nuotraukas leistų savo įdėti. O kiek tų žmonių buvo tiesiog artimieji, ten kokia kaimynė, onutė, ten Petronėlė, dar kažkas. Tai čia dar geras klausimas yra. Nes jeigu atsidarysi ar kažkokį, daleiskim, paprastą restoraną, atsidaryk website, parašyk ten, nežinau, tas pats McDonald's, ten kažkokia mieste, Vilniaus McDonald's, tau išmes ir tu paskaityk komentarus. Tai tu pamatysi, kad realiuose įstaigose nebūna tobulų komentarų. Nu jų tiesiog nebūna, nes žmonės jie tingi rašyti komentarus. Nebent tu jiem kažką už tai duosi. Ir jeigu jie rašo komentarus, tai dažnai labai parašo su klaidom, nes tai klaviatūroje ten tos nosinės neatsidaro, tai ten paaugliai parašo ant greičio, šypsenėlių kokių prideda. Jie būna tikrai neprofesionalūs tie komentarai, bet jie būna tikri. Ten sako, va, čia man majonezo neuždėjom bulvyčių, čia man kokią purviną lėkštę atnešė. Būna labai realūs komentarai, kur tu matai, ką žmonės realiai patyrė tame restorane. O kai tu skaitai va tokias svetainės, būna komentarai vien tik tai superiniai, tobuli. Ir čia ne tik lietuvių kalba, čia ir anglų kalba tas pats yra, ir rusų kalba tas pats yra. Čia visom kalbom tas pats yra. Tokiose svetainėse, kurios yra neaiškios, komentarai yra tobuli. Nu, realiai tobuli. Ir jeigu tu pats parašai komentarą, paskui pasitikrink po kokios savaitės laiko, ar tavo komentaras buvo paskelbtas. Tai 90% tavo komentaras net nebus paskelbtas, nes niekam neįdomus jisai yra. Taip kad šitais investavimais tiesiog pinigėlius į kišenę geriau pasidėkit arba eikit realiai kur nors pasimokyt. Į universitetą kažkokį, į kolegiją. Aš nesu labai didelė fanė universiteto ar kolegijų, nes kaip ir mokykla, ten tikrai ne viskas yra reikalinga ir vertinga, bet tos įstaigos jos bent jau yra realios, apčiuopiamos, ranka realios ir ten investuotas laikas, jisai padarys tave kitokiu žmogum. Nes kai tu investuoji ten 2 valandas į kažką, tai tavęs tai nepakeičia kaip žmogaus. Ir ten jūs galite tas išmintingas mintis skaityti internete kiekvieną savaitę, kiek norit, bet tai jūsų nepakeis kaip žmogaus. Bet jeigu jūs ten kažką mokysite, sakykime, ten kiekvieną dieną, ten 10 metų daleiskim, tada jūs realiai patapt galit kitokiu žmogum. Nes tai jau performuos jūsų smegeninę, performuos jūsų jauseną, lieps jums kažką padaryti, įspraus jūs į kažkokius rėmus ir panašiai. Tai va tada jūs galit pasikeisti. Tas pats yra ir su tais investavimais. Tie, kurie realiai yra sėkmingi, tai didžioji dauguma jų tėvų jau yra verslininkai ir tie vaikai jau užaugo šeimose, kuriuose jie matė realų pavyzdį, kaip užsiimti verslu, daleiskim. Ir tie, kurie sako, aš pradėjau nuo nulio, didžioji dauguma jų, ta prasme, jie gal ir pradėjo nuo nulio, bet paskui ten senelis palikimą kažkokį didelį paliko, ten 500 000, daleiskim. Ar ten močiutė numirė, ten namus 2 paliko, ten iš senovės kažkokius. Tai čia tikrai nėra pradėjimas nuo nulio. Tokių, kurie realiai pradėjo nuo nulio, jų nėra tiek daug. Nes jie dažniausiai net neturi laiko dalintis tokiomis patirtimis, nes jie tiesiog, kadangi pradėjo realiai nuo nulio, tai jie ir dirba. Jie nesėdi prie Instagramo ar Facebooko laisvalaikiu, nes jie realiai dirba. Ta prasme, jie neturi tam laiko. Nu. O visi tie, kurie sako, kad patapo sėkmingais, tai reik labai pasižiūrėti, ar jie tikrai sėkmingi yra, nes dažniausiai tai būna netiesa. Tai va, būkit atsargus, gyvenkit ramybėj, žiūrėkit, ką darot ir nejuokauju, tikrai žiūrėkit, ką darot, nes aš irgi esu paprastas žmogus, kuris ir internetą pasižiūri, ir su žmonėm pasišneka, ir darbą einu, ir gyvenu, ir mokesčius moku, ir taip toliau. Ir išbandau kažką tai, bet jo, tas išbandymas vieną kartą man pačiai kainavo per daug.
Ir ne tik finansiškai, kiek daug kainuoja emociškai, psichiškai. Man ten paskui priepuoliai kažkokie prasidėjo naktim, aš ten miegot negalėjau, man ten karočią, tikrai finansai gal ir paskui atsistatyti gali, bet visą tai, ką patiriat, tos baimės, paskui fobijos atsiranda kažkokios ten, žodžiu, būkit atsargus. Saugokit savo psichiką, savo laimę, nes jinai gali labai greitai, va taip, pyst ir nėra. Jūsų laimės nebėra. Kaip ir jūsų pinigų sunkiai uždirbtų ten arėt. Ir paskui per vieną akimirką pikšt ir nėra. Visko nėra. Tai va taip. Gerai kartais yra prisimint močiutes, kurios cykiai ramiai ten kaupė, bet už tai ir sukaupė kažką tai. Bet turi ramybę savo smegeninėse. Nu, tai va. Tai ramybės linkiu, sėkmės. Ir būkit atidus, tikrai būkit atidus. Palaiminimai iš dangaus mums visiems laimingai. Iki.